Labą dieną, su jumis aš, gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė, ir pakalbėsime apie unikalų iš rytų kilusį augalą, kurį turime ir Lietuvoje, bet Lietuvoje mes jį užmiršome naudoti krokus sativus, lotyniškai šafranas. Ir tai vienas brangiausių prieskonių pasaulyje ir kilogramas jo gali kainuoti iki 10 000 eurų, bet per dieną reikalinga dozė 100-200 mg nuo 5 gramų jau gali būti ir toksiškas. Ir aš pirmiausia su juo susipažinau ajurvedoje, dovanojama per vestuves vaisingumui, bet ten Indijoje ir pienas skaitoma vaisingumui, tai nereiškia, kad negalima duoti jauniems žmonėms. O ajurveda moksliniai pagrindai daugelėje šalių tyriami, ypač JAV yra New Meksikos valstijos stiprus centrai, kur išleidžiamos daug knygų ir leidžiama ginti daktarantams disertacijas, tos disertacijos dabar doktorantūros tezės išleidžiamos ir pagrindžiamos mokslu. Ir kalbama, kad tinka visų konstitucijų žmonėm, labai gerina tiek kraujotaką, tiek kraujo sudėtį, valo kraują, pasižymi satva prigimtimi, o ką mums tai reiškia? Gerina nuotaiką, nuima stresą ir yra labai stiprintojas visų audinių. Ir jeigu yra įdedama į kitus mišinius, ypač į tonikų mišinius, sustiprina jų poveikį, nors pats šafranas nėra tonikas. Jeigu moters reprodukcinė sistema lytinė išsiderinusi, ką tai reiškia, kai yra nereguliarios mėnesinės, ten yra, sakysim, kiaušidžių kažkokia disfunkcija, visa tai gydoma. Tai jau čia įrodė mokslas, bet pačiom nėščiom nelabai tinka. Ir aš padariau į kompą mokslinių straipsnių suvestinę ir labai įdomių daug straipsnių radau apie šafraną, kad mes tai tikrai per mažai vartojam ten daugiau visokias uogas, ką mums siūlo goji, ar ką aš nieko prieš jas, ar ten slyvas, ką atveža firmos, o šafranas vis neįprastas, nors jo tikrai reikia nedaug ir nebūtinai tuos miltelius gaminti, galima užplikinti ir tą vandenį truputį dėti ir į sriubas, duoda skonį ir arbatas. O šiaip daug mokslinių straipsnių antioksidantas ir priešvėžinės savybės. Tai va, kas tas yra galingas antioksidantas, vis pasižiūrėsiu į kompą. Nes yra net specifiniai labai antioksidantai išskirti, galiu perskaityti. Krocinas, krocetinas, safranalas, kamferolis. Tai va šitas dar gal žinomas labiau. Bet vienas yra safranalas, tai tikrai jum nelabai žinomas. Jie lemia raudono šafrano spalvą. Raudona spalva tai yra čia antioksidantai, antocianinai. Ir kas svarbiausia, kad smegenų ląstelės apsaugo nuo Alzheimerio ligos, Parkinsono ir šiaip nuo pažeidimo to oksidacinio, nuo oksidacinio streso. Ir kartu antidepresinėmis savybėmis. Jeigu bendros savybės, tai labai mažina visus uždegimus, ypač dubens srityje, kaip pasakiau, reprodukcinių organų uždegimai, tai ypač. Ir padeda numesti svorio, apie tai po vieną tiesiog požymį galime kalbėti. Tai reiškia, jeigu pagerina nuotaiką, tą rodo ir ajurveda, ir yra labai daug mokslinių straipsnių, ir ašgi netgi turiu papildų. Anksčiau aš turiu arbatos indiškos, bet liktai pakely buvo rinkta, dabar iš Indijos neperka, nes ten gal rado švino, bet irgi buvo labai gera nuotaika gerinanti. O čia tik tai yra daug kur visur. Aš tik čia nenoriu rodyti firmos, bet aš pasižiūrėjau užrašytą nootropinis maisto papildas 60 tablečių. Be magnio, vitamino C ir jodo yra šafrano ekstraktas 28 mg, bet iki 8 tablečių galima. Čia galima ir vaikam parašyti, netgi nuo 3 metų. Tai vieną tabletę. Aš sakiau, suaugusiam 100 mg, tai va 3 tabletės. Ir unikalu, nes gali pagerinti nuotaiką ir gydyti depresijos simptomus. Taip galima ant šafrano papildų rašyti ir yra už tai, kad daug mokslinių straipsnių tą temą. Ir buvo daryta daug klinikinių tyrimų, bet užsienyje aš apie antidepresinius vaistus nelabai nusimanau, o ten lygino
su fluoksetinu, imipraminu ir citalopramu. Ir jokių šalutinių poveikio, lygiai tiek pat žmonės nežinojo, ką duoda, tai buvo taip įdėta į tokias pačias kapsulės ir gerai ir labai jautėsi, reiškia, tikrai antidepresinis poveikis buvo labai geras. Nežinau, kodėl pas mus nedaroma tyrimų, pradžioje depresijos neduodama, nes labai sunku tirti tas smegenis, jo labiau, kad čia vaikam galima nuo 3 metų duoti, tai yra, kaip aš sakau, prieskonis. Ir tas pats labai žymi norvegų firma parašyta, vyresniem kaip 4 metų vaikams 1-4 tabletės per parą, ajurveda nuo 3 metų leidžia duoti. Nuo lengvos ir vidutinio lygio depresijos. Moksliniuose straipsniuose parašyta, nesunkios. Ir kad reikia tęsti tyrimus ir labai daug vilčių dedama į tai. Ir dėl antidepresantų. Ir labai stiprios priešvėžinės savybės. Antioksidantai visada. Lėtinėmis ligomis, sąnarių ligomis, artritais ir vėžių. Ir gaubtinės žarnos vėžiui labai daug tyrimų padaryta ir slopina ląstelių augimą, ilgiau gyvenama, odos, kaulų čiulpų, prostatos, plaučių, krūties, gimdos kaklelio. Išbandyta, tikrai slopina vėžinės ląsteles. Tai aišku, dedama į maistą, vis tiek vienokį ar kitokį maistą, aš manau, kad skatins ir trombocitų atsistatymą, po kai kurių procedūrų vartoti prieskonius neuždrausta sergantiems šitomis ligomis. Reikia tiesiog naikina vėžinės ląstelės, o sveikos ląstelės kaip tik klesti, o kodėl parašyta reikia daugiau tyrimų šitų požiūrių, bet tai tikrai įrodyta. Kadangi labai palanku moterim, tai prieš menstruaciniai simptomai labai sumažėja, tai va, kas jaunos ir turi PMS simptomą, tai būtinai naudokite į bet kokį maisto, geriausiai, jeigu jūs truputį siūlelius, nes kitaip gali apgauti, tie siūleliai tai yra tokios piestelės. Ir pigiausia tai, kas važiuoja į Omaną, tai ten ir apgavikų nėra, labai kultūringa šalis, labai išsivyščiusi. Ir nusipirkti pas mus būna, ar Livin parduotuvėse prieskonių karalienė yra Ieva Jonaitienė, 7 Ievos namai pas Bobutę. Labai daug yra pas mus iš kur pasirinkti. Tai nusipirkit su šafranu. Ir jaunavedžiam gali veikti kaip ir afrodiziakas, o šiaip sureguliuoja svorį, ypač emocinį persivalgymą. Taigi buvo papildas, aš pati esu mačiusi, bet matyt buvo labai brangus ir visi galvoja, ką čia kelios tabletės tiek kainuoja ir nepirko. Ir aš pirmą kartą tada mačiau gal prieš 5 metus, o paskui dingo, kad šafranas svorio mažinimui. Dabar prisirinkau tų straipsnių ir žiūriu, gali sumažinti apetitą ir pagerinti svorio kritimą. Šiaip jeigu sureguliuoja medžiagų apykaitą, dingsta metabolinis sindromas, sumažėja. Aišku, jeigu jūs tuo metu padidinsite greito cukraus suvartojimą greitai patenkančią į kraują, tai jums joks metabolinis sindromas neišnyks, bet labai daug straipsnių, kad mažintų užkandžiavimą ir panaudoti. Ir galima, jeigu darom sveiko maisto kartais saldumynus, tai juos įdėti, bet į saldumynus nenaudoti būtent metabolinių sindromų gydyti, o visiems kitiem, tai, kurie nemėgsta arbatų, tai saldumynus, o čia su žalia arbata, kurie nori atsikratyti metabolinių sindromų. Ir yra straipsnis, kuris nurodo, kad papildai gerokai sumažino apetitą, kūno masės indeksą, liemens apimtį ir bendrą riebalų masę, raumenų ne. Tai ko daugiau norėti? Ir ne vienas tyrimas, čia viskas iš mokslinių tyrimų. Tai unikalus prieskonis ir tikrai protingi žmonės jau žino, pardavinėja, tik ieškokit. Jo labai nedaug reikia, jūs įsivaizduokit, kad jeigu 100 mg, tai jums 10 dienų gramo reiks. Tai nebus kažin kokia didelė kaina. Ir dar galima nauda sveikatai. Širdies ligų rizikos veiksnių sumažina, tai ir cholesterolį, ir neleidžia susidaryti trombam, gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje, tai čia galima maišyti kartu su cinamonu ir dėti žalią arbatą, cinamonas irgi
labai labai turi teigiamų savybių kraujo savybėm ir cholesteroliui, lipidam, bet ypač sumažina kiekį ir labai labai daug prieš mikrobinių savybių, jeigu kam daug uždegimų, tai mažins ir šafranas, cinamonas dar labiau, žalia arbata, šafraną ir cinamą. Gali pagerinti regėjimą suaugusiems ir ypač jeigu yra geltonosios dėmės degeneracija, tai yra ištirta, kad sumažina, neleidžia vystytis ir atmintį pagerina Alzheimerio ligom sergantiems žmonėms. Nu, ko daugiau norėt. Ir kodėl mes jo nevartojam. Ryžius tai vartojam, ar su lašiša, ar ką, kai ateina svečiai. Jūs galit, jeigu nenorit pabarstyti, nes skonis kitaip. Siūlo tuos lapelius užplikyti, pavirt ir paskiau, bet tada vandenį nuo ryžių jau ne maišeliuose juos virkit, jūs šafraną išpilsit. Ryžius tiek vandens, kad tiesiog jis nugaruotų. Ir tada šafraną įpilkite irgi to šafrano, ten, sakysim, 50 ml, kai padarė tą nuovirą ir ryžiai bus gražios spalvos ir jie nepraranda. Šafranas verdamas nesuyra tie antioksidantai. Jis kaip tik tai, ir jeigu aš taip tai reziumuosiu, reiškia, tai prisiminsiu ajurvedą, kad tinka visiems kūno audiniams. Tiesiog pagerina medžiagų apykaitą. O aš manau, jeigu gerina atmintį ir depresiją, tai labai susijusi su mūsų visom endokrininiam liaukom, smegenų liaukom, nes be to, jeigu tos liaukos yra išbalansuotos, tai arba nesigamina mums neurotransmiteriai, mūsų geros nuotaikos nebus. Tai jeigu yra mūsų gera nuotaika, tyrimų tokių neradau, kad tiesiog ten didintų dopamino, serotonino ar kitų neurotransmiterių kiekį, bet tai yra tiesiog unikalu, vien jau kiek padaryta mokslinių tyrimų su šiuo unikaliu prieskoniu. Ir tokį dalyką įtraukti savo racioną, tai ir pavairinti savo skonio pojūčius. Kuo labiau plečiasi mūsų pojūčiai, tai tuo plečiasi ir subtiliai pojūčiai, kurių kartais net nepajuntam. Atrodo, lyg kitokia truputį pasidaro tikrovė. Ypač kai vartojam tas, kas ajurveda vadinama satviniai dalykai, nes, pavyzdžiui, sakysim, kava, alkoholis, mėsa truputį uždaro tikrai teisybės suvokimą pasaulį, tiksliau sakant, visuminį, holistinį požiūrį, kaip vienas dalykas daro įtaką kitam dalykui visame pasaulyje. Kaip yra ta didžioji, kaip sakau, mikro ir makro kosmosas, kaip sakau, tikrasis planas atsikartoja visur. Ir kartais mes to nematom. Ir kaip tik dabartinis amžius yra amžius, kada atsiskleidžiamo žmogaus sąmonės galimybės, mes jų pilnai nepanaudojam, nes gali žmogija panaudoti blogį, o šafranas, būdamas satviniu augalu, tiek, kiek leidžiama, tai tas geriausias savybės žmogaus intuicijai, suvokimui atskleidžia. Taigi visi būkime sveiki, plėskime pažinimą, gerinkime savo mitybą, įtraukime naujus komponentus į ją. Sėkmės ir sveikatos visiems.